Labadiena visiems įsijungusiems laidą Krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Šį kartą laidą pradėsime nuo nacionalinės krepšinio lygos finalo, kuriame Jurbarkas Karys balandžio 20-ąją išlygino serijos rezultatą, palaužęs Kretingą sausakimšame vietos sporto centre rezultatu 84-76. Įpusėjus ketvirtajam kėliniui svečiai pirmavo 13 taškų skirtumu, likus žaisti 3 minutės jurbarkiečiai pirmavo 11 taškų. Likus 2 minutėms Ernestas Bružas mėgė tolimą metimą, Rytis Zabita pridėjo taškų su pražanga ir šeimininkai kilo į lemiamą šturmą, tačiau jį nukesino Karolis Kokoška, pataikęs 3 taškį ir užbaigęs rungtynes. Nugalėtojus į priekį vedė Tomas Delininkaitis, pelnęs 21 tašką ir fiksavęs 17 balų naudingumą. 21 tašką Kretingai pelnė Rytis Zabita. Apie dar vieną šių komandų tarpusavio akistatą papasakosime jau netrukus laidoje. Visai neseniai per Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp Vilniaus Ryto ir Šiaulių buvo pagerbtas vienas geriausių visų laikų Ryto žaidėjų – Čakas Eitsonas. Į arenos palubės buvo iškelti žaidėjo barškinėliai. Savo karjerą Eitsonas pradėjo Ryto komandoje 2007-aisiais, o 2008-2009 metų sezone jis su komanda laimėjo visus 5 tame sezone rengtus turnyrus. Baltijos lygos finale Eitsonas surinko 41 tašką ir terorizavo Žalgirio gynybą, rinkdamas 58 naudingumo balus. Jis buvo pagerbtas savo šeimos ir senų bendražygių akivaizdoje, o Rytas LKL dvikovoje įveikė Šiaulius. Dabar paklausykime pačio šventės kaltininko kalbos. I'd just like to say thank you to everybody, all my coaches that were here, the general manager, especially my teammates. Noriu padėkoti visiems treneriams, komandos vadovai ir ypatingai komandos draugams, kurie buvo lyg broliai. Labai ypatinga turėti savo šeimą šalia savęs. Visi žino, kad nemėgstu daug kalbėti, tad sunkoka, bet visiems noriu pasakyti, kad čia mano širdies dalis. This is tough, but I just want to let everybody know that this is a piece of my heart. Being here, the people here, I love you guys. Thank you. 1, 2, 3, 4. Let's raise it high! Net ir praėjus nemažam laiko tarpui, Čakas Eitsonas yra priskiriamas prie vienų geriausių Lietuvoje kada nors žaidusių legionierių. Jo barškiniai antrieji, kurie pakilo į Jeep arenos palubės. Dar praėjusių metų rudenį tokio pagerbimo sulaukė Arvydas Macijauskas, kuris tapo pirmojo Ryto triumfo LKL vienu iš kalvių 2000 metais. Dabar vėl grįžkime prie nacionalinės krepšinio lygos didžiojo finalo, kuriame į priekį įsiveržė Jurbarkas Karys. Balandžio 25-ąją vykusiose trečiosiose serijos rungtynėse jurbarkiečiai namuose pervažiavo Kretingą 93-76. Lygos debiutantai finalo serijų iki 3 pergalių pirmauja 2-1, lemiamas mačas žaidžiamas balandžio 28-ąją Kretingoje. Jeigu pavyks šeimininkams išlyginti rezultatą, 5. finalo mačas kelsis į Jurbarką. Nugalėtojų gretose žibėjo Tomas Delininkaitis, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 2 kamuolius, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir dvikovą užbaigęs su 27 naudingumo balais. Puikiai žaidė ir kiti veteranai. Mindaugas Lukauskis pelnė 13, Vytautas Šarakauskas 10. Svečių neišgelbėjo 20 taškų surinkęs Mindaugas Stašys, o 15 pridėjo Mantas Ruikis. Pastarasis iš 9 tritaškių dvikovoje pataikė viso labo 1. Kaip toliau klostėsi didžiojo finalo seriją, papasakosime jau kitą savaitę, o šiandien aš su jumis atsisveikinu. Iki kito karto.